Kiekvieną savaitę Lietuvos sportas supažindina sirgalius su Lietuvoje vykstančiomis varžybomis. Nurimus aistroms po Lietuvos futbolo rinktinės rungtynių atsinaujina Lietuvos futbolo čempionatas. Penktadienį Utenos Utenis namuose priims A lygos outsiderį Šiaulių klubą. Sekmadienį vyks dvejos rungtynės. Vicečempionė Pakruojo Kruoja žais su prizininku Klaipėdos Atlantu, o Klaipėdos Granitas susitiks su Kauno Stumbru. Apie situaciją Lietuvos futbole išskirtinį interviu davė vienas garsiausių Lietuvos futbolininkų Aurelijus Skarbalius. Interviu vyko prie apleisto legendinio Vilniaus Žalgirio stadiono, kuris netrukus bus nugriautas ir čia išdygs komercinės paskirties pastatai. Širdis plyšta dėl visų tų dalykų, kurie vyksta ir taip pat, aišku, dėl bazių ir ypatingai, kai mes turim tokius istorinius dalykus, būtų gerai juos išsaugoti. Bet žinom, kad gyvenimas juda į priekį, tai reikia judėti į priekį. Problema yra tik ta, kad tie stadionai nyksta, o naujų neatsiranda. Ilgą laiką Danijoje žaidęs ir šios šalies klubus treniruojantis Skarbalius pasakoja, kad Danijoje visai kitoks požiūris į sportą ir vaikų užimtumą. Todėl daugybė aikščių gali pasigirti ne tik garsiausias Danijos futbolo klubas Brøndby, bet ir kiekvienas šalies miestelis. Brøndby klubas, jie turi apie 28 aikštės, man atrodo, futbolą, 3 dirbtinės dangos pilnų matmenų, mažesnių aikštelių, uždarą salytę. O man atrodo, gal reikia pasakyti taip, kad Danija daug metų įėjo tą sistemą ir aplinką, kurią jie sukūrė. Tiek demokratijos atžvilgių, tiek suteikimo laiko praleidimo visose sporto šakose. Iš žmonių uždirbtų mokesčių suneštų pinigų. Ir kaip pavyzdys ten, kur mes gyvenam, mūsų tam miestelį turbūt 5000 kokie gyventojų, tai yra 2 pilnų matmenų futbolo aikštės, 1 dirbtinė, 2 vaikams žaisti, 3 salės, badmintono salės, badmintono aikštynai. Ir tai praktiškai yra daug kur. Pasak Skarbaliaus, būtent aikščių stoka, futbolo vadovų ir trenerių nekompetencija privedė prie tragiškų Lietuvos futbolo rezultatų. Tendencijos yra neigiamos generaliai. Ir, sakykime, vienas rungtynės sužaisim blogiau ir geriau, jos daug ką nelėmė, bet jeigu pažiūrėt nuo jaunimo iki pirmos rinktinės, tendencijos yra neigiamos. Ir jeigu pažiūrėt, koks yra lietuvis žaidėjas, futbolininkas, tai atletus dar pavyksta užauginti dėka fizinio lavinimo ir lengvaatlečių trenerių dėka. Bet visa kita, kas liečia techniką, taktikos supratimą, puolant, darant žaidimą, tai yra didžiulės spragos. Kalbant apie permainas Lietuvos futbole, dažnai minimos ne tik Skarbaliaus, bet ir Tomo Danilevičiaus, Mariaus Stankevičiaus ar Deivido Šembiro pavardės. Tačiau, pasak Skarbaliaus, garsūs ir daug pasiekę futbolininkai Lietuvai tapo nereikalingi. Mes patys užsiėmė darbais ir kai matom, kad čia Lietuvoje futbolo pasaulyje visi viską išmano ir taip gerai išmano, kad taip dabar nusirytom, kad ir toliau jie sako, kad jie gerai išmano ir matydami, kad čia niekas net nesidomi ir nesupranta, tai mes dirbam savo darbus. Mums skauda širdį, norim prisidėti, bet aš kito kelio nebematau, kaip daryti savo darbus, ką, sakykime, aš irgi dabar bandau, tiek atvežti kažkokias jaunimo programas, yra klubai, kurie nori pradėti dirbti taip, daryti seminarus treneriam, kur būtų ta švietėjiška programa pateikta, kurie galėtų pamatyti, kaip yra galima dirbti. Kaip ir sakiau, politiškai mes mažai ką galim. Čia priklauso nuo visų aplinkinių futbolo pasaulyje, tai yra apskričių, vadovų ir narių, klubų susitelkimo. Jeigu atsirastų judesys, mes, žinoma, irgi, manau, palaikysim vieną ar kitą pusę. Mes labiausiai sergam dėl pačio futbolo. Prieš keletą metų Skarbalius buvo įvardijamas kaip pretendentas tapti Lietuvos rinktinės treneriu, tačiau futbolo federacija pasirinko dabartinį rinktinės strategą Igorį Pankratjevą. Lietuvos vyrų žolės riedulio čempionate laukia lemiamos finalo rungtynės. Po 2 Vilniaus Ardorų Daminos ir Širvintų Intos rungtynių serijos rezultatas lygus 1-1. Pirmose rungtynėse Ardo žolės riedulininkai sutriuškino varžovus net 5-1, tačiau Širvintų komanda atsirevanšavo 3-2. Lemiamas rungtynės namuose žais čempiono titulą ginantis Ardo klubas. Susitiko lygiaverčiai priešininkai. Prognozės tokias, kad tikriausiai kova bus labai įtempta. Ir manau, kad baigsim varžybas loterija šutautais, vadinamais mažaisiais pagal ledo lytolio terminą bulytais. Pasak federacijos prezidento, atkakli finalo kova bus geras pasirinkimas Europos čempionatui, kuris vyks Liepos mėnesį Vilniuje. Vyrai pas mus 2007 metais paskutinį kartą žaidė. Dėl finansinių kitų problemų mes tikrai negalėjome įsiųsti, bet dabar, kada
sustiprėjo finansavimas tiek iš Kūno kultūros ir sporto departamento, tiek iš Olimpinio komiteto. Mes sugebam jau komandą vyrų siūsti kaip lygiavertį varžovą į tas vadinamas divizionas. Tai bus Europos čempionatas 4, tai yra 4 lygis. Ir mes čia kovosim su 7 šalių rinktinėmis. Čempionatas prasidės 19-25 dienomis Vilniuje, šitam stadione. To tikslu keitėm ir dangą. Dėkojam savivaldybei Vilniaus, kurie prisidėjo prie mūsų lūkesčių, taip pat Europos žolės riedulio federacija, kuri skiria didelį dalį lėšų kilimo įsigijimui, suprasdama, kad Vilnius tai yra Lietuvos sostinė ir kad sostinėje turi būti stadionas atitinkantis visus tarptautinius reikalavimus. Lietuvos moterų žolės riedulio čempione tapo Šiaulių Gintros universiteto Strektės komanda. Šalies čempionėms ir Lietuvos moterų rinktiniai šie metai buvo sėkmingi ir tarptautinėse varžybose. Geriausi šauliai renkasi Rokiškyje, kur vyks Lietuvos komandinis ir jaunimo asmeninis šaudymo čempionatas mažo kalibro ginklais. Komandą sudarys 3 šauliai. Miestai, kuriuose šaudymas yra populiariausia šalyje – Vilnius, Kaunas ir Alytus – galės registruoti po 2 komandas. Komandinis čempionatas yra ir atranka į Liepos pradžioje vyksiantį Lietuvos asmeninį šaudymo čempionatą. Po jo paaiškės Lietuvos rinktinės sudėtis, kuri vyks į Liepos 19 dieną Slovėnijoje prasidėsiantį Europos šaudymo mažo kalibro ginklais čempionatą. Trakų irklavimo bazėje vyks Lietuvos jaunių ir jaunimo irklavimo varžybos. Sportininkų tikslas – patekti į komandas vyksiančias į pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatus. Pasaulio jaunių čempionatas vyks Brazilijoje, Rio de Žaneire, būsimajame olimpinėme kanale. Pasaulio jaunimo čempionatas vyks Bulgarijos mieste Plovdive. Jaunių amžiaus grupėje Lietuvos rinktinė turi aiškų lyderį. Aurimas Kelmelis šiais metais Europos jaunių čempionate iškovojo sidabro medalį, o pernai dvivietėje su Dovydu Nemeravičiumi tapo pasaulio vicečempionais. Jurbarko keliais savaitgalį lenktyniaus geriausi jaunieji Lietuvos plento dviratininkai. Lietuvos jaunų sporto žaidynių varžybose dalyvaus beveik 100 dviratininkų. Šeštadienį vyks merginų ir vaikinų individualios lenktynės laikui, o sekmadienį grupinės lenktynės. Jau kitą savaitgalį Ignalinoje vyks Lietuvos suaugusiųjų dviračių plento čempionatas, kuriame dalyvaus visi geriausi šalies dviratininkai. Tarp jų ir Tour de France bei Giro d'Italia etapus laimės Ramūnas Navardauskas. Ukmergės rajone gaus automobilių varikliai. Čia vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato 3 etapas. Kartu su Lietuvos lenktynininkais varžysis ir kaimynai iš Latvijos, iš viso beveik pusė 100 lenktynininkų. Lietuvos automobilių kroso čempionate vyks 5 etapai. Po lenktynių Ukmergės rajone 4 etapas vyks Tauragėje, o 5 Marijampolėje.